Geriausių darbų pripažintas elektra varomas motoroleris. Šis elektronikos studijas neseniai baigusio jaunuolio darbas šiemet pripažintas geriausių mėgėjų sukurto elektronikos prietaisų šalyje. Elektra varomo motorolerio didžiausias greitis 90 km/h. Įkrauto akumuliatoriaus pakaktų nuvažiuoti apie 20 km. Iš benzininio elektrinių motoroleris virto pašalinus variklį radiatorių, degalų bako vietoje įdėjus akumuliatorių. Jaunuolis motorolerį toliau tobulina, siekdamas tapti pirmuoju Lietuvoje įregistravusiu dviratę elektrinę transporto priemonę. Vietoj tos vietos, kur buvo visi skremuliai, diržas, žodžiu, perdavimo sistema, šiuo metu yra elektroninis valdymo blokas. Ir taip pat vietoj sankabos įsikūrė šis kintamos srovės variklis. Tarp elektronikos mėgėjų konkursui pateiktų darbų buvo galima išvysti žaibus laidantį transformatorių, taip pat elektra varomą dviratį, šešiakojį robotą, durų skambutį atstojantį dirbtinį žemės drebėjimą. O štai taip panaudojus šviesos diodus galima papuošti žemų dažnių garsiakalbį. Yra kaip stroboskopo efektas, valdomas pagal muzikos signalą. Taip, autotuningai ypatingai atsiliepia tie žmonės iš autotuningo, kad jie norėtų tokio koncertuose. Elektronikos mėgėjų portale vykusiame konkurse iš viso buvo pateikti 24 darbai, kuriuos sukūrė 11 dalyvių. Visiems dalyviams tai vėlgi galimybė saviraiškai, galimybė pareikšti apie save visuomeniai, galbūt potencialiems darbdaviams, investuotojams kažkam. Elektronikos mėgėjų darbų konkursą rengėjai žada tęsti ir laukia dar daugiau dalyvių.